Tiesiog stebuklinga. Kodėl taip sakau? Ogi todėl, kad čia pedagogai myli savo darbą ir vaikus. Nesako, kad myli, bet myli. Kaip tiksliau pavadinsi? Baigę šią mokyklą, mokiniai dirba pedagoginį darbą. Ir ne vienas. Pristatau šeimą, kurią atsitiktinai sutikau tą dieną. Mokytojai iš to šaukimo. Neskaičiuoji valandų, sėdi kitą kartą iki išnaktų, kol surandi ištrauką, kol kažką pritaikai prie mokinio. Na ir aišku, dabar mes trise integruotą projektą ruošiame, kai galėtume sėdėti namuose ramiai penktadienio vakarais. Mes nuomojam mokyklinį autobusėlį ir vyras, geografijos mokytoja ir aš važiuojame Vaižganto keliais Radviliškio rajone, Panevėžio apskrityje, į Kauną važiuosime. Na, žodžiu, suskaičiuoti tų valandų ir ar tikrai tiek apmoka, kiek tu gauni, tai neįmanoma. Bet dirbi ne dėl to, aš taip manau. Kai ateina pirmokai gimnazistai, pirmais metais atrodo, kad tu be reikalo dirbi. Nes jie nieko nenori, atrodo, kad nenori. Bet kai 4 klasėje tu perskaitai kažkokį kūrinį ir kai vaikas pasako tyliai, taip savo arba draugui, gražus eilėraštis. Ir jau tai yra tau atlygis. Ir pagaliau, kai žiūri išeinančius abiturientus, iš vienos pusės labai skauda širdį, bet iš kitos pusės, didžiuojas, kad padarei iš jo žmogų, kad tavo dėka jis pakilo aukščiau truputėlį. Didžiausia turbūt ir to nepajauti, ką gauni, kol dirbi gimnazijai. Labai daug pajauti, kada sutinki žmogų po 4-5 metų ir kada matai, kad jis tikrai iš tavęs yra gavęs ir netgi kol dar mokydamas iš kažkaip jis to dalyko ir pats gal net tai pajaučia, kol neišeina į gyvenimą, o jau išėjus į gyvenimą jau jis pasako, mokytoja, aš prisimenu, kad jūs tenai kažkada kažką tą ir tą man sakėt, ir tada tikrai pajauti, kad ta profesija tikrai yra, tą gauni jau moralinį pasitenkinimą. Dabar parodysime dar vieną mokytoją, kuri taip pat baigė šią mokyklą, joje dirba ir turėjo tą pačią mokytoją, tą tikrą pedagogę, kurią vėliau būtinai pamatysim. Kaip kitaip paaiškinsi, kad tiek žmonių pasirinko tą pačią profesiją? Ir klasių auklėtojai, ir vadovai padeda organizuoti ekskursijas, išvykas, būna ir karjeros dienos. Ir mokslo metų pabaigoje ypatingai ekskursijos šios organizuojamos, kviečiamas susitikimą tėvai, galbūt žmonės vienokių ar kitokių profesijų atstovai. O dabar šių mokytojų mokytoja. Kaip ji gyvena? Esu Irena Kačėnienė. Turiu 2 dukras, jau baigusias aukštuosius mokslus. Mano vyras taip pat su aukštuoju išsilavinimu. Kalbant apie savo dukras, nežinau kodėl, bet jos niekada nenorėjo būti mokytojom. Todėl, kad mokytojas vis tik tai turi skirti savo ne tik to tiesioginio darbo laiko, bet ir po pamokinio to laiko. Ir netgi, žinokit, kartais būna, kad ir vakaras, ir vėlai naktį paskambina. Jas tai gąsdino, nežinau kodėl. Bet aš savo dukroms įtakos pasirenkant specialybę neturėjau. Jos turi visai kitokį ryšį. Viena yra baigus Kauno technologijos universitetą, kita baigus Dailės akademiją. Tarp kitko norėjo labai būti aktorė, taip kaip ir mama kažkada svajojo. Šiandien pas mus gimnazijoje polkos konkursas. Tai yra renginys skirtas kovo 11. O jūsų dalyvaus kas? Mano dalyvaus auklėtiniai, 6 poros. Labai graži šoka, todėl aš juos labai myliu. Bet aš labai myliu. Šiaip atvykome į gimnaziją 1000-mečio renginių pažiūrėti. O krito į akis tai, ką parodėm. Mokslinė konferencija po Lietuvos nepriklausomybės vėliava ir originalus polkos konkursas. Tarpusavio pagarba, net stilingi rūbai daro įspūdį. Perimamumas, pagarba profesijai, tradicijos brandinamas kaip geras konjakas, pridėčiau kaip geras genealoginis medis, ne per vienus metus gražiai sulapoja duodamas grynuolių, o kito šako žiūrėk nuvyto ar negarbingų kelių pasuko. Mokslinėje konferencijoje, kurioje dalyvavo gabūs mokiniai, buvo pagerbtas ir praėjusios olimpiados nugalėtojas. Šių metų sausio 31 dieną įvyko jubiliejinis 20-asis profesoriaus Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas. Ir mes dabar čia atvažiavom į Radviliškio Vaižganto gimnaziją pagerbti jos
moksleivį, 11-oką Eimantą Nėjų, kuris 11-okų tarpe užėmė garbingą 3 vietą. Dalyvavau kasmetiniame Matulionio konkurse, kuris vyksta KTU universitete. Ten užėmiau 3 vietą. Tai tikrai man didelė staigmena, kad Respublikos mastu įmanoma užimti tokią aukštą vietą. Ir tikrai man buvo netikėta, kad surinkau tiek daug taškų, nes kiekvienais metais, kai važiuoju, nepavyksta surinkti tiek daug taškų, o dabar štai net prizinė vieta ir tikrai labai malonus įspūdžiai, labai daug džiaugsmo man tai suteikė. Gimnazija ateitį mato šviesioms spalvom, sakyčiau. Toj kasdienybėje, kas dabar darosi, tai visur jaučiasi nerimas, tačiau mes turime viltį, kad gimnazija jau daug metų yra, turi rimtus pagrindus ir jinai bus. Nes gimnazijoje dirba mokytojai, tai pati didžiausia vertybė, kuri čia yra, kurie yra kūrybingi, aktyvūs, susitelkę darbui, kada to reikia, ir moka dirbti komandoje. Ir svarbiausias dėmesys mokiniui. Kiekvienas mokinys, koks jis bebūtų, čia randa savo vietą. Mokytojai rūpinasi, kad jie atskleistų savo gabumus, kad kiekvienam, kuriam tos pagalbos reikia, jis pagalbą gautų, o tam, kuris turi savyje gebėjimų, kad tie gebėjimai atsiskleistų. Ir atsiskleistų visapusiškai tiek mokslui, tiek kūrybai, tiek savo asmenybės ugdymui. Ir manau, kad mūsų mokytojams tai pavyksta. Ir šiandien dienos renginiai tą rodo. 3-okų kūrybinių darbų konferencija, nors tai pirmoji konferencija šiems mokiniams, bet man atrodo, jį praėjo visiškai neblogai. Ir šokio konkursas, tai bendrai vaiko asmenybės brandai, kad jisai jaustųsi bet kur nuėjęs patogiai, gerai, galų gale galėtų pasididžiuoti savo kūnu, kad jis gali kažką tai padaryti. Mokytojams šalia viso kito yra labai svarbu, koks tas mokinys yra, kaip jis čia gyvena, kiek jis jaučiasi saugus, bet svarbiausias, koks jisai bus savo tautos atstovas ir koks jisai bus pilietis. Ir aš manau, kad tam yra pas mus sudarytos visos sąlygos, kad mokinys tokiu taptų. Kitoje laidoje matysime dar tai, kas nebetilpo šioje laidoje. Ir kosmosą, ir raketas, ir žvaigždes. Žodžiu, nuostabią pavasarinę puokštę prasmingų darbų. Iki pasimatymo.